Sveiki kavos mylėtojai, mano vardas Matas ir šiandien grįžtam su ypatinga kavos aparatų apžvalga. Tikros lenktynės tarp dviejų automatinių kavos aparatų titanų iš Italijos. Šiandien scenoje du automatiniai kavos aparatai iš Seco Gran Aroma šeimos. Tai pirmasis klasikinis išdidus Seco Gran Aroma SM6582. O palyginimui man prireiks partneris, tai kviečiu prisijungti gerai pažįstamą veidą Kamilę. Labas. Kaip faina čia sugrįžti. Ir šiandien atsinešiau pristatyti Seco Gran Aroma Deluxe SM6682 kavos aparatą. Šiek tiek išmanesnį, labai protingą ir darantį belė kiek fainų dalykų. Taigi, laikykitės, nes šiandieną ne šiaip apžvalga, o tikros aparatų lenktynės. Bet Kamilė, juk be kavos nepradėsim. Važiuojam. Matai, o galbūt palenktyniaujam ir pažiūrim, kuris Seco aparatas pagamins greičiau espresso. Pabandom, ant 3. 1, 2, 3. Na, pas mane tas espresiukas greičiau subėgo. Gal pas tave ir greitesnis, bet dėl skonio nesiginčijama. Na, prieš pradedant lenktynės, iš pradžių kviečiam prenumeruoti mūsų puslapį, spausti širdelę, komentuoti. O jei jūs tą padarysit, ką padarys mes? Mes pažadam daryti daugiau šaunių video, įdomesnių apžvalgų. Skanesnis. Pirmiausia, pakalbėkime apie tai, kas jungia šios kavos aparatus. Tikrai nepaneigsite, jog itališkas dizainas atsispindi šiuose aparatuose. Abu aparatai yra pelnę IF dizaino apdovanojimus. Abu kavos aparatai yra talpūs, bet kartu ir kompaktiški. 1,8 litro vandens talpa, 300 gramų pupelių talpa ir pieno telpa net 600 ml. O šių kavos aparatų aukštis yra 448 mm, gylis yra 383 ir plotis 262 mm. Šių kavos aparatų pupelių indas yra su specialiu aromasil dangteliu, tad kavos aromatas tikrai niekur nepabėgs. Šių kavos aparatų malūnai yra 100% keramikiniai su net 12 rupumo nustatymu. Taigi jie yra ištvermingi, tylus ir ilgaamžiai. Pats Seco sako, padaro net iki 20 000 puodelių. Abu kavos aparatai turi 6 vartotojų profilius. Šiuo atveju maniškis yra labiau personalizuotas, nes galite įvesti savo vardą ir tai pripliusuoti net 6 profiliukus. O maniškiam profiliai pavadinti spalvomis, kas taip pat nėra sudėtinga atsiminti. Abu šie kavos aparatai turi galimybės reguliuoti skonį. Tiems, kas mėgsta greitai ir paprastai kaip aš, 3 Coffee Maestro profiliai – Delicato, Intenso ir Forte. Ir aparatas toliau viską sureguliuoja pats. O tiems, kas mėgsta kaip ir aš pažaisti su įvairiausiais nustatymais, galima naudoti Coffee Equalizer ir pačiam nusistatyti kiek stiprumo, koks kiekis, tiek kavos, tiek pieno, galima net nusistatyti eiliškumą, kas pirmiau eina, pienas ar kava. Taip pat turime Extra Shot funkciją, kurią aš labai mėgstu. O dabar apie pieną. Abu aparatėliai turi puikiai veikiančią Latte Perfetto pieno sistemą, kuris išplaka pieną kaip debesėlis. Perfetto, perfetto. Su šia technologija pieno putą gali suplakti ne tik karvės. Puta puikiai net ir su augaliniu, avižų ar net migdolų pienu. O su Latte Duo technologija galite gaminti net 2 pieniškus gėrimus vienu metu. Kalbant apie pieno sistemos valymą, tai Hygie Steam sistema leidžia greitai per kelias sekundės išvalyti pieno sistemą ir išvengti dramų dėl pridžiūvimo. Puikiai išvalo ir po pieniškų gėrimų su avižų pienu. Ir po karvės. Ir po migdolų. Na kągi, išsiaiškinom, kuo šie kavos aparatai panašus, o dabar prasideda tikrosios lenktynės. Mano Deluxe modeliukas turi 5 colių spalvotą ekranėlį.
Ryškus, greitas ir gražus, lyg naudotum savo išmanųjį telefoną. Maniškis turi labai aišku ekranėlį, 2,4 colių ir labai patogiai išdėstytus gėrimų simbolius per visą plotą. Galiu iš karto spausti ir nereikia nieko ieškoti. Deluxe modelis turi net 18 užprogramuotų kavos receptų, kartu su 2 ypač madingais ir naujais Cortado ir Melange. O pas mane yra 16 receptų, visi tie patys išskyrus tavo tuos 2 madinguosius visokiausių Cortado ir Miražų. Kadangi geriu savo mėgstamus espresso arba cappuccino, tai ant pilnai jų užtenka. Žinai, ko matai, tu dar neturi, tai galimybės keisti kavos ir pieno pilimo tvarkos pieniškose gėrimuose. O kaip man nuo to pasikeis skonis? Gal pabandom ir įsitikinkim, ar pasikeis jums tas skonis. Na, pabandom, gal ir pasikeis mums tas skonis. Pasigaminkime cappuccino. Nu, pabandykim. Ką pasigaminom cappuccino, skirtumas akivaizdus, ne? Mano gražiau atrodo. Bet gal paragaukim, skonis manau svarbiausias, ne? Tai Paragauk. tu paragauk mano kavytę. Nu, o tu paragauk mano kavytę. Cappuccino. Gal ir nieko, bet aš vis tiek labiau už klasiką. Nereikia sukti savo galvos ir kokia ten pilimo tvarka pas tave. Atvirkščiai negu pas tave. Pirmiausia bėgo kava, paskui pienas. Ir pas mane už ten gražiai susisloksniavo, pas tave tai tokia mišrainė gal. Manau, kad galimybė tai padaryti yra labai faina. Deluxe modelis dar turi integruotą Wi-Fi ir dėl to šiame aparate yra sezoninis nuolat atnaujinamas Special Drinks meniu. Pasijungus profilį, aparatas jums rodys būtent jums parinktus specialius gėrimus. Tai gali būti rudenį moliūgų late, vasarą kažkoks gaivus gėrimas. Ir dar kavos aparatas turi parduotuvės funkciją, kur galiu pamatyti, kas turi man reikalingų priežiūros priemonių. O jas visada galite rasti mūsų parduotuvėje. Be to, aparatas pats atsinaujina savo programinę įrangą ir visą laiką pats kažką patobulina ir atnaujina. Dar viena funkcija, kurią turi tik Deluxe aparatas, tai techninės priežiūros skydelis, kur vienoje vietoje galiu matyti visą informaciją apie kavos aparato būklę. Na, o mane aparatas tiesiog informuoja apie viską ekrane, kai ateina tam laikas. Ar ten baigęs vanduo, ar pupelės, ar reikia jį valyti. Ir nesijaudinu dėl to. Patogu ir paprasta. Na kągi, atėjo metas išsiaiškinti, kasgi laimėjo šias draugiškasias lenktynės. Ar gražus, madingas ir su daugybė fainų recepčiukų Seco Gran Aroma Deluxe SM6682 Deluxe. Ar klasikinis, stilingas ir rimtas Gran Aroma SM6582? Sakot, priklauso nuo kainos? Patikėm kainą ekrane. Tiesą sakant, mes su Matom. Tiesą sakant, mes su Matu manom, jog abu kavos aparato modeliai yra perfeto, tad paliekame tau nuspręsti, kurįgi modelį renkiesi, o mes su Matu keliaujam toliau ragauti kavos. Perfeto. Jeigu pažiūrėjęs visą apžvalgą, supratai, kad be Seco kavos aparato tau bus niūru ir liūdna gyventi, video aprašyme rasi abi nuorodas, kur gali juos įsigyti. Ir mes būsim labai dėkingi, jeigu paspausi širdelę ir parašysi komentarą. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, o mes su Kamile lekiam tęsti savo kavos pertraukėlę ir iki kitų kartų. Moliungai. Ai, pamiršau paminėti. Jeigu norite kažko dar rimtesnio ir vis dar nematėte mano apžvalgos, tai nuoroda į ją apie Seco Excelsis Suprema 8885 rasite apačioje. Dabar tai tikrai viso gero.